Petriukas čia. Čia Petriukas. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir Adrina ir mes šį nuostabų šaltą vakarą atvykome į apleistą paslaptingą darželį, kuris randasi Žeimiuose. Na, o dabar mus pasitinka iš tikrųjų va čia įėjimas ir tenai matome žmogų, kuris yra jau su beisbolke. Tai mes sakėm, kad nebijom ir nešiksim ir visa kita, bet jau dabar šiek tiek yra nejauku. Šiaip tiek mes, tiek operatorius šiandien, kai važiavom mašiną, sakėm, kad šiandien kažkaip nesijaudinam, nėra baimės ir iš tikrųjų taip ir yra. Bet dabar, kai biškai pradedu matyti tą žmogų su beisbolka, kažkas čia spurda, tai mes šiandien pabandysim išlikti ramus. Kuo ramesni. Taip. Ir, taigi čia personažai. Viskas tik iliuzija. Einame pro įėjimą ir pažiūrėkime, ką mes čia rasim. O jūs nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioj pakomentuoti, kur mes dar turėtumėm nuvykti. Kaip suprantu, mes atėjom į kažkokią kapavietę, nes čia labai daug kryželių, prikastų duobelių. Ant kiek dekoras jau tik net neįėjus, beveik į parką patį. Jo, nežinau, jų matosi ar ne, bet ten dabar stovi kaip tik bičas su beisbolke. Ir yra belia kaip garsi muzika čia. Jis nenusiteikęs taigi. Nėra labai jauku. Labą dieną. Labą dieną. Aha. Taip, sveiki. Ką mums daryti dabar? Gerai, tu čia žvakę jau pasiėmė? Tai tu nelaikyk. Tai kodėl aš laikysiu? Nu, tu imga žvakę ir pirma gal nori? Ne, tai gal mes... O čia viskas? O, vaikeli. Tu savo. Mane tiesiog įstūmė. Blemba, žiūrėk, čia tik iliuzija. Eina savo. Eik tu man! Aha. Čia? Švies tą žvakę. Eik tu savo. Ir biškai nejauku, nes labai maža erdvė. Aha. Eina savo. Gerai. Nieko nesimato. Noriu tik pasakyti, kad čia yra dar įdomiau, kitaip nei visur. Čia nieko nesimato. Eik tu, vaikeli, man čia baisu, aš negaliu. Taigi sakei, viskas tvarkoja. Man per siaurą čia. Eik tu savo. Viskas čia yra gerai. Nu. Eik tu savo. Sveiki, sveiki. Mes praeisime. Labas vakaras. Jo papa, jie pyta vairogės. Jep, šį kaparė, tabarapat. Eik tu načiu. Parapyti ir paraturut. Pa! Ten? Kur? Ten? Ten. Ten. Čia? Jo papa. Ar tu matai prieki, kad yra užstatytas kelias? Eina savo, žiūrėk tą kaukę. Ai, čia tu savo. Labas vakaras. O, Jėzu. Oh my god. Oh my god, oh my god. Kas? Ten žiūrėt? Eit lauk? Eit lauk. Gerai. Nematau, kur eit. Kur eit? Eik tu savo, pala. Žiūrėk, Adrina. Čia vapšė nieko nesimato, ta prasme aklimatas. Bet kokiu atveju norim paminėti, kad mes filmuojam laidą ir mes vis tiek turim operatorių ir yra šviesa. Bet jeigu jūs norit patirti tą tikrąjį experience, jūs čia einat be jokių šviesų ir taip toliau. Tai čia yra labai tamsu. Nu gerai, einam viskas, nes žmonių yra. Ateina kažkas. Ką? Tai mums čia, žiūrėk, netgi reikia eiti per čia, noriu pasakyti. Oh my god. Oh my god. Nu, einam. O, žiūrėk. Žiūrėk, ne, viskas. Nu. Duok tą žvakę. Tu pasim. Labas vakaras, gerai. Yra. Gerai. O, Antanai! Kas? Ai, Antanai! Jo, pipara. Gerai. Ką darai? Čia aš ateinu pas tave, Adrina, gerai? Būti vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios ačiū, Amen. Eik tu načiu. Gerai. Antanai! Ką? Ateik! Ne! Tikrai ne! Antanai! Ką? Mane įkąs! Ateik čia! Ateik,
Katrina. Mane į karstą guldo. Palauk. Eik tu načiart. Gerai. Eik tu savo jo papra. Gerai. Nori atsigult, Adrina? Ačiū, vėliau gal kažkada. Labas vakaras. Bet tai mane į karstą guldė. Eik tu. Tai man sakė gult. Jūs čia ką dabar darysit? Nu, nelaužykit daiktų. Žiūrėkit, palaukit, jūs nežiūrėkit, man labai nefaina akių kontaktą laikyt. Nu, kas? O jūs ką darote? Gydote? Gerai. Gerai, einam. Atsiprašom, mes labai. Eik tu savo, kiek čia visko daug. Taip, jo papa. Kodėl eik tu savo? Kas čia vyksta? Oh my god. Galima sudaužyti kažką ir man? Ne. Tai. Nebenoriu nieko daužyti. Einam iš čia. Ta prasme, jeigu ne operatorius, absoliučiai aklina tamsa, dar taip nemačius. Jo. Bet su to lėkšte realiai. Čia labai. Čia užmušti gali. Labai geras. Ui. Lembai. Nu šitas nebaisus. A ne? Nu, įeik, pasižiūrėk televizorių. Čia realiai va toks butas Vilniuje už 900 eurų plus komunalai. Kas vyksta? Čia gerai, einame, gerai. Aš ten ne, Antanai mane vėl prievartaut nori. Aha, mes čia turime ką, ateivį kažkokį tai, jo? Aha. O, čia ta. Gerai, mes dabar turime... Papa. Gerai, mes įveikėme pirmą aukštą, dabar einame į antrąjį. Čia, einame. Ką mes čia turime? Čia vat yra kažkas. Pažiūrėkit, kiek čia irgi padaryta. Aš nežinau, bet taip nejaukiai atrodo. Čia taip viskas suspausta. Žals kaip jau eiti. Einam. Nu tai ką daryt? Ne, mums nebūtina ten eit, bet aš manau, kad... Einam. Davai išgazdinam paprastus žmonės. Tu jau papa... Eik tu savo. Ne, viskas gerai. Ne, prašau, nepulkit manęs. Ne, nepulkit. Ne, viskas gerai, mes praeinam ir viskas, išeinam. Man biški Ui! Pasislėpiam čia. Einam. Mes čia uždusim. Einam. Mes turime eiti po... Aš uždusiu iš čia. 3, 2, 1, varom. Gerai, kas čia? Nemanys mane! Eik tenai! Eik tu! Adrina, viskas gerai. Tas pjūklas yra kažkokia katastrofa. Apšė, man jinai nereikalinga, jinai ne... Adrina! Ne, jis ateis. Man tai pirmo, tai man nešti. O, žiūrėk, tu spardykis. Ne. Spardykis. Ne! Adrina slepiasi žadoju. Ne, man tiesiog aš jau negaliu pakęst to. Katrina, jau 4 pjūklas. Nu, mes tai baisiai. O, vaikeli.
Čia jau viskas? Ačiū Dievui. Ai, ačiū. Ir kaipgi jums? Atnešu be šitos, jinai nustojo veikti. Šiaip, palyginus su kitais, jūs esate išskirtiniai vien dėl to, nes žos kai tamsu. Labai tamsu visur ir yra labai mažai vietos. Tas gąsdina. Žinai, kaip aš irgi sakiau į kamerą, mes su šviesa einam. Tai visai kitoks experiences yra, bet jeigu be šviesų eini ir taip toliau, max. Labai geras. Labai geras dekoracijos ir visa kita. Labai geras darbas. Viskas, šitas kambarys siaubo yra praeitas ir šiaip dekoracijos, viskas gąsdintų yra 10 iš 10, patiko, bet labai greitai kažkaip baigėsi. Nesupratau, kaip praėjome mes iš tikrųjų. Aišku, dar kartą paminėsiu, kad mes einam su švieselė, tai mes to tikrojo experience'o negalim perteikti ir parodyti. Bet iš tikrųjų ir šiaip baisu, nes tie žmonės, kurie eina ten linoj tamsojant, tai iš vis yra man max. Taip. Aš taip negalėčiau. Su ta švieselė, tai... Nes tenai nieko neapšviečia. Labai rekomenduoju šiaip irgi pabandyti. Man atrodė labai greitai, bet verta. Jo, ir kitoks vien tik dėl to, nes viskas padaryta labai mažoj erdvėje, kur va tai va reikia tiesiog eiti ir toks biškį nejauku, nes jeigu kažkas atbėgtų, taip lengvai jau nepabėgs. Tai šiaip įdomu, pasivartym ant šieno. O dabar? Mes važiuojame į Taujėnų dvarą, į helovyninį kiemelį, siaubo kambarius, tiksliai nežinau, kas ten yra, nes dabar tiesiog ekstra sugalvojom, nes esam visai šalia. Kad parodyt jums daugiau, tai varom į Taujėnus prie Ukmergės. Čiau. Na kągi, siaubo medžiotojai jau atvyko į Taujėnų dvarą. Ar tu pasiruošus? Pasiruošus. Ir mes kaip tik dabar turim dar valandą laiko, nes 10 valandą užsidaro. Ir štai po mano kairė matote į Taujėnų dvarą įėjimą. Eik tu savo, kaip gerai papuošta viskas. Nu ką, statom čia kažkur mašiną dabar. Na ir štai, mes įeiname dabar į pačio dvaro teritoriją. Ir čia jau yra papuošta viskas. Kiek aš žinau, jeigu man... Sargiai! Kas? Tu gal juokauji? Jeigu man Adrina nesumelavo, tai čia yra 4 pabėgimo kambariai ir taip pat tas siaubo miškas. Tai mes dabar skubėme greičiau pasižiūrėti ir jums parodyti siaubo tuos kambarius. Na kągi, siaubo kambarys, ten įėjimas. Mes jau su Adrina tiesiog nieko nebijom. Jo. O ne? Aš ir nebijau. O ne? Žiūrėk, Adrina, ar tu bijai? Ne. Nu gerai. Nu, žiūrėk, nė vieno garso neišleisiu. Čia reikia taip daryti ar ne? Nereikia. Žiūrėk, negaliu patikėti, Adrina eina pirma, eik tu savo. Prašau. Kas? Šiaip gerai atrodo, labai gražu. Hello. Pamačiau. Ką pamatei? Stovi. Pulk ją. Ja. Ja. Eik tu savo. Jis kvėpuoja. Nu čia gyvas, gerai, gyvas. Nu jau nereikia vaidinti. Wow. Ei. Skitės! Gerai, Dieve tėve, atleisk už visas nuodėmes. O kaip tamsu. Eik tu nafig! Net nemačiau! Ai, čia netikras. Jipit vairogės, eik tu nemačiau. Oh my god. Ne, nu tikrai čia kažkuris bus tikras. Nu jau juda. Jo, matau. Sveiki sugrįžę! Labas. Ar esate nusiteikę mokytis? Taip, esu. Niekada iš čia nebeišėjau! Ne, noriu išeit. Noriu išeit, aš galiu pasimokyti, bet noriu išeit. Mokykis. Įzamba. Mokykis. Mokykis, ne į mane. Mane, ne. Ja. Ji pasiims jūsų abiejų sielas! Nepasim. Jūs nebeišeisit! Mes palauk. Kada? A kur čia išė? Ui, tu na. Vėl oi, atsiprašau. O kur čia eit? Ai, Kur eit? Atsiprašau. Vėl užtaučiau. Eik, tik užmesk akį. ne. Tai. Ne. O, čia tamsu. O, praėjom.
Ne, skvernas įvykdytas. Iškart palengvėjo. Fainai, įdomiai. Jo, tikrai, šitas fainas. Labai fainas dekoracijos ir nėra labai tamsu, bet animatoriai labai faini. Žodžiu, dabar sugalvojo dabar eiti be šviesos. Ir dabar einam į kažkokį siaubo kino kambarį. Nu, žodžiu, nežinau, kiek čia matosi visas. Tai čia, supratau. Tai čia tipo reikėtų žiūrėti filmą. Nu, supratau. Čia žiūrėk, čia reikia tiesiog atsisės kino teatras čia yra. Čia gali tiesiog ateiti pasižiūrėti siaubo filmą va tokioj atmosferoj. Aš taip spėju. Mano toks spėjimas. Bet mes neturim tiek laiko šiandien sėdėti ir žiūrėti filmą. Einam į kitą kambarį. Aš jo net nemačiau. Geras. Nice. Gerai, šitą užskaitau, wow. Sugalvo tikrai nieko nėra. Wow, amazing. Gerai, visą. Apsimeskim, kad mes irgi. Ne, aš irgi toks pat. Tikros čia? Kas? Kaip didumo. Mano kelnėse toks pat. O čia vaidmenį, kaip manai? Nežinau. Labas vakaras. Siaubo kambarį jau. Buvom vienam iš. Patiko. Tai va dabar tiesiai siaubo taką einam. Gerai, o dabar mums tiesiai ir pamatysim. Tiesiai einam, raganas nepraleidžiam. Nu. Šimšam ir išbūrėm. Gerai. Ir va ten tiesiai siaubo kambarys, tai baisu. Mano draugs Petriuks. Petriuks. Kas buvo jam? Jis į kakų padarė. Taip kambarį, taip įsigando. Tai mes net neinam, einam įžegnojamės, tik tai dievulis padėtų išgyventi. Petriukas papasakė, kuris dabar yra. Dabar Petriukai. Aku Petriukas. Šarabanai. Abu bum jau visai? Bum visai. Su družbom miške laksto. Tai Petriuks laksto? Taip, eikit greit ir atveskit bum, nes mes tai nebepagaunam jau jo. Al saky, ko vardu esi? Aš? Nu. Aš? Pamirėjau. Tai dar Instagramo paprašyti. Gelbėkit mane! Kodėl tu negelbėjai? Padėkit man, prašau! Galima išsiburt. Einam kažkur. Nu, atsiprašau, žinok. Mes užeisim, kai Petriuką rasim. Ką? Petelis mane padėjo! Petelis mane padėjo! Aš tai bandžiau, jeigu ką. Mane padėjo! Aš sakiau, reikia gelbėti. Tai čia Petriuks ar ne Petriuks? Aš jau nebežinau. Aš pasimečiau, kas čia Petriuks. Petriukas čia? Čia Petriukas. Petriukas. Mes norėjom pasiklausti, žiūrėk, kaip čia va tas kalėjimas ir va čia viskas kaip įkūrė. Ne, jinai nesveika, žinau, gal eina. Jo? Nu, nebenori jau nieko. Jeigu jau Kęstutis irgi nebenori. Eina. O, žiūrėk, Antanai, čia tu. Bardakė. Aš po 2 Long Islandų. Ragana, šį kabaką užbūrė? Šį kabaką jie buvo šarabanų. Šarabanų? A, jį bitvai rogės. Mes nieko nematom, absoliučiai. Čia, pavyzdžiui... Oik tu savo. Labas vakaras. Viso gero, mes einame tiesiai. Primink tu jai paltą. Viso gero. Nu, ką nori? Tuoj pensiją išmokės, visi būsim laimingi. Wow. Kas tai žiūriu aplink, kad neišlystų. Aš galvoju, Adrina hujakti, melulį. Ką, einame į kitą dabar siaubo kambarį, kur yra didžiausias, tokioj dideliai palapiniai. Va! Va! Gerai, einam. Va! Tu dabar tą pusę. Ba! Ne, čia netikra. Eik tu savo!
Labas vakaras, labas vakaras. Labas vakaras, mes tiesiog praeisim. Aha. Nebrūžink su ta šiupeliu. Klaunai ir pjūklai baisiausia, kas gali. Nebrūžink, prašau. Taip, dabar reikia labai pralysti pro gyvačių lauką. Gerai. Labai sveikyčio reakcija. Tu matėjai. Nu taip, ir tu pamatysi, kai man į akį rūrino. Realiai, aš va taip va dariau, o jinai va taip iš rankos. Tai dar gytis. Jis jau čia. Čia mes jau. Aš tas taip laukiu. Aš ne. Aš matau, kad tu sergi, aš tikrai matau, kad tu sergi. Ne. Ateik pas mane. Aš tau padėsiu. Man gal temperatūra šiek tiek. Tau skauda? Gali padaryti, kad skaudės. Nenoriu. Ateik. Ką gali išgydyti? Aš galiu iš jūsų dešreles padaryti. Ateik. Skerdi greitai. Aha. Skaudės. Užeik, nebijok. Eik tu. Mirties bijai? Ne. O reikėtų. Paleistų ją. Ne, prašau, paleistų. Su jumis šį vakarą buvo Antanas ir Adrina ir linkime gero vakaro iki sekančio karto. Kas čia? Ai, čia laukas, viskas. Išė. Praėjom mūsų šitą Taujėnų dvarą ir kaip ir ką tik kalbėjom, kad labai fainai, kad yra labai didelė teritorija, labai daug vietos, animatorių yra nemažai, dekoracijos fainas, nu, fainai viskas padaryta. Daug veiklų. Jo. Ir dar, nu, šiaip iš tikrųjų mes pusės ir neapėjom tų visokių fotkinimusi vietų ir taip toliau, nes tamsu ir atvažiavom prieš užsidarant, bet žiauriai fainas. Ir šiaip, kaip ir buvau, man atrodo, sakęs, kad šitas dvaras labai fainai čia yra su šeimom atvažiuoti ir yra ir vaikam, kur pasifotkinti, ir karuselės yra. Ir porom čia pasivaikščioti. Nu, ta prasme, tikrai Halloweeninį šitą experience jūs tikrai patirsit. Tai iš tikrųjų labai ačiū Taujėnų dvarui, ačiū, kad tai darot, ačiū, kad yra kur nuvažiuoti ir būtinai nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir apačioje komentaruose parašyti, kur mes dar turėtumėm nuvažiuoti. O čia buvo Siaubo medžiotojai, Antanas ir Adrina ir susimatysime kitoje laidoje. Iki!